Sveiki, mėly bičiuliai! Šiandien mes su Gustavu paskraidysime virš gimtosios Lietuvos laukų, pievų, sodų. Pasižiūrėsime, kaip darbuojasi bitės darbininkės. Ir apie viską papasakosime jums. Ar žinote, kaip augalų žiedų nektaras virsta medumi? Ir iš kur koriams lipdyti bitės gauna vaško? Bitės gamina ne tik medų, bet ir kitus naudingus produktus. Pavyzdžiui, bičių duonelę bei pikį. Pikis naudingas visiems, ir pačioms bitėms, ir žmonėms, nes pikis nuo senų laikų buvo naudojamas medicinoje gaminti vaistams nuo įvairių ligų. O bičių nuodai taip pat gelbsti nuo daugelio susirgimų. Bet kaip visada laidos pradžioje pasižiūrėkime, kaip tautosakininkui Danieliui Normantui sekasi medžioti sakmes. Praėjusioje laidoje radijo stotyje Benbenas Danielius Normantas papasakojo istoriją, kurią išgirdo važiuodamas traukiniu. Jo pašnekovas buvo privatus seklys Šermanas Somsas. Seklys paporino Normantui apie tai, kaip jį pasamdė ūkininkas Albertas Balaišis. Jis norėjo išsiaiškinti, kur naktimis iš jo tvarto dingsta arklys, o ryte vėl būna savo vietoje lyg niekur nieko. Tai esą jau tęsiasi ilgą laiką. Šermanas Somsas naktį pasislėpė medyje ir stebėjo, kas bus. Pasirodė, kad arklys pats išeina iš tvarto, persirengia žmogaus drabužiais ir jau 2 kojomis keliauja į traukinių stotį. Važiuoja į Vilnių, iš stoties keliauja į universitetą. Ten klausosi naktinių paskaitų, o auštant rytui tuo pačiu keliu grįžta į namus ir lyg niekur nieko snaudžia tvarte. Šermanas Somsas Albertui Balaišiui raportavo, kad viskas beveik aišku, bet smulkmenų nepasakojo, esą reikia turėti kantrybės, nes tyrimas dar tik prasidėjo. Tai va, ponia Danieliau, šis tas šioje istorijoje paaiškėjo, bet dar toli gražu ne viskas. Ko siekia neįtikėtinais gebėjimais apdovanotas arklys? Ko tikėjosi išmokti universitete? Kaip ketino įgytas žinias panaudoti? Kodėl pasirinko naktinius kursus, tai man jau dabar suprantama. Arklys nenorėjo, kad apie tai sužinotų šeimininkas. Balaišis būtų išsigandęs ir neleistų arkliui mokytis, juk šis gyvūnas jo nuosavybė ir privalo arti laukus, tampyti vežimus, o mokslai arkliui nereikalingi. Nusprendžiau apie savo pirmųjų tyrimų rezultatus Balaišiui nieko nesakyti, nes tas valstietis imtų panikuoti, pakeltų triukšmą, arklį prirakintų grandinę prie kokio stulpo, o aš norėjau sužinoti, kas bus toliau. Kitą naktį vėl sekiau vadinamąjį studentą. Viskas pasikartojo. Arklys išėjo iš tvarto, daržinėje persirengė žmogaus drabužiais, nukeliavo į traukinių stotį, sulaukė traukinio ir išvažiavo į Vilnių. Aš žinoma kartu su juo. Toliau pėsti naktinio Vilniaus gatvėmis nukulniavome iki universiteto. Auditorijoje vyko užsiėmimai, paskaitos, o ryte arklys jau snūduriavo Alberto Balaišio tvarte. Šitai be ypatingų pasikeitimų viskas tęsiasi dar kokią savaitę. Ir štai vieną rytą, kai aš kiek pamiegojęs po naktinio darbo nuėjau pas Albertą Balaišį, radau jį išsigandusi, sielvartaujantį. Balaišis šaukte šaukė: "Pone Omsai, arklio nebėra, jis negrįžo namo, netekau savo artojėlio ir transporto priemonės. Ką dabar pasakysite, juk aš jumis pasitikėjau, tvirtinate, kad situacija kontroliuojama. Tai kur mano arklys, pone Omsai?" "Pone Balaiši, prašome nusiraminti. Iš tiesų viskas yra kontroliuojama. Dabar vykstu į Vilnių.
Aš žinau, kur yra jūsų arklys. Taip, šį rytą jis negrįžo, bet taip ir turėjo būti. Vilniuje sutvarkysiu visus likusius reikalus ir vėliausiai po savaitės grįšiu pas jūs kartu su arkliu. Turėkite kantrybės, pasitikėkite manimi, kaip pasitikėjote iki šiol. Aš savo darbą išmanau. Apsisukęs nukulniavau į traukinių stotį, neparodžiau balaišiui, kad ir aš buvau ištiktas šoko. Iš tiesų neturėjau nė žalio supratimo, kodėl arklys šį rytą negrįžo namo, kur jis dabar yra ir ką turėčiau daryti toliau. Bet vis vien turėjau nukakti į Vilnių. Ten prie universiteto tikėjausi rasti arklio pėdsakus. Šitaip man pašnibždėjo vidinis balsas. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Taip, mėly bičiuliai, medus yra gardus, vertingas produktas. Daug kas norėtų jį iš bičių atimti. Skruzdėlės, kiti vabzdžiai, įvairūs stambūs žinduoliai, pavyzdžiui, lokiai, taip pat ir žmogus. Bet žmogus, norėdamas gauti medaus, dirba kartu su bitėmis. Pasirūpina bičių namų, avilių, jeigu reikia, gydo bites specialiais vaistais. Nes bitės taip pat serga. Taip pat padeda bitėms apsiginti nuo grobuonių. Bitės turi ginklą – geluonį su nuodų gaminimo aparatu. Ar kam nors iš jūsų buvo įgėlusi bitė? Jeigu buvo, tai žinote, kad bitės įgėlimas yra skausmingas. Įgelta vieta ištinsta, karščiuoja. Alergiškiams žmonėms bitės įgėlimas gali būti labai pavojingas. O kas būtų, jeigu jūs užpultų visas bičių spiečius? Bet apie viską papasakosime iš eilės. Pasižiūrėkite pirmąjį mūsų kūrybinės grupės parengtą reportažą apie bites. Bitės paplitusios visame pasaulyje, išskyrus Antarktidą. Šie vabzdžiai prisitaikė rinkti žiedinių augalų nektarą, žiedadulkes ir yra labai svarbus augalų apdulkinimo procese. Dauguma bičių rūšių yra pavieniai gyvūnai. Lizdus įsikuria žemėje, urveliuose, medžiuose. Tokios bitės nesiskirsto į motinėlių, tranų ir bičių darbininkų kastas kategorijas. Neturi geluonės, o jeigu ir turi, puola retai. Tik mednešių bičių genčiai priklausančios bitės gyvena bendruomenėmis ir gamina medų. Žymiausia šios genties rūšis yra naminė bitė. Jų šeimininkas bei prižiūrėtojas yra žmogus, bitininkas, kuris pasirūpina bičių namu, avilių, korių rėmeliais su jau pagamintu būsimo korio pagrindu, kad bitėms būtų lengviau dirbti ir medaus derlius pasiskirstytų tvarkingai, lyg knygos lentynose. Avilyje gali tilpti nuo 40 iki 80 tūkstančių bičių. Tiek jų yra vienoje bičių šeimoje. Šeimos narius sudaro bitės darbininkės. Tai lytiškai nesubrendusios patelės, kurios negali poruotis, o jų gyvenimo trukmė tik maždaug 4 savaitės. Bitė motinėlė gali poruotis ir išgyvena apie 5 metus. Trano, bičių patino pareiga apvaisinti bičių motinėlę. Jie avilyje gyvena tik vasarą bei rudenį, o prieš žiemą yra negailestingai iš avilio išvaromi, o išvaryti žūsta. Bitės darbininkės, kurios lieka žiemoti avilyje, gali išgyventi iki pavasario. Medų bitės gamina iš augalų žiedų nektaro. Nektaras bitės pilvelėje paverčiamas medumi ir supilstomas į korio akeles. Pavasarį, kai prasideda augalų žydėjimas, bitės pradeda rinkti pirmąjį nektarą. Kai kokia viena bitė randa vietą, kurioje žydi augalai, o jų žiedai turi nektaro, bitė sugrįžta į avilį ir ima šokti ypatingą šokį. Tas šokis – tai informacija kitoms bitėms, kaip surasti nektaru derlingą vietelę. Šokio metu bitė atlieka specialius judesius ir skleidžia garsus, kurie kitoms bitėms praneša kryptį bei atstumą iki žydinčių augalų.
Apie 70% žiedų nektaro, kuris jau sudėtas į koriuokeles, sudaro vanduo. Jis turi išgaruoti, todėl bitės mojuoja sparneliais, pūsdamos į korius orą, šitaip drėgmė greičiau išgaruoja. Maždaug per 2-3 dienas nektaras virsta medumi, o bitės užklijuoja korio akutes vašku, šitaip užkonservuoja medų. Gustavo enciklopedijoje nepaprasti sakmių medžiotojo Danieliaus Normanto nuotykiai. Taigi jau ėjau senamiesčio gatvelę ir staiga matau. Eina pradingėlis studentas kartu su universiteto profesoriumi, tuo pačiu, kuris auditorijoje prie lentos skaitė paskaitas. Eina, kalbasi ir užėjo į kavinę. Aš labai apsidžiaugiau, kad taip greitai pavyko aptikti pabėgėlį. Taip pat užėjau į kavinę. Tiedu sėdėjo prie staliuko ir aš atsisėdau netoli jų. Sėdžiu sau lyg niekur nieko, viena akimi stebiu aplinką ir įtempęs ausis klausausi. Pone Baltramiejau, man džiugu, kad tamsta per trumpą laiką sugebėjote įsisavinti tai, kad daugumai studentų pavyksta perprasti tik po 4 studijų metų. Fizika, mechanika, inžinerija. Štai kokie įrankiai išradėjų rankose palengvins gyvenimą. Arklių tampomas karietaitės, sunku valstiečių darbą žemės ūkyje turi pakeisti mašinos. Jau yra šiokių tokių pasiekimų. Garo mašina, kuri traukia daugybę vagonų geležinkelio bėgiais, garlaiviai, akivaizdus mokslininkų darbo rezultatas. Jūs teisus, profesoriau, šitą tikrai nepaneigsi. Garo mašina tai rimtas šio šimtmečio išradimas, bet tai tik pradžia. Garo mašinos negalima pritaikyti nedidelėms transporto priemonėms, įrengimams reikalingiams žemės ūkyje. Garo mašina pernelyg gremėzdiškas mechanizmas. Aš galėčiau pasiūlyti tobulesnį variklį, kompaktiškesnį bei efektyvesnį. Ką jūs turite galvoje, ponia Baltramiejau? Įtariu, kad kažką nuo manęs slepiate. Negi jūsų apskaičiavimai, tyrinėjimai, bandymai sukonstruoti kažką absoliučiai naują jau davė vaisius? Profesoriau, paskutinės 2 savaitės laiką po jūsų paskaitų aš praleidau ne veltui. Su padėjėjais gerokai paprakaitavome. Jau gimė naujos kartos variklis bei naujos kartos transporto priemonė ir kitiems darbams skirta mašina. Kviečiu jūs su kolegomis rytoj iš pat ryto apsilankyti mano, kaip čia pasakius, bendradarbio Alberto Balaišio ūkyje. Ten viską pamatysite savo akimis. O dabar atleiskite, turiu pasiruošti rytdienos pasirodymui. Aš, ponia Danieliau, klausiausi šio pokalbio su didžiausiu susidomėjimu. Kai arklys su profesoriumi pakilo ir išėjo iš kavinės, nesekiau iš paskos, nebuvo reikalo. Juk sužinojau svarbiausią dalyką. Rytoj ryte arklys ketina grįžti į Alberto Balaišio ūkį. Pamaniau, ten ir susitiksime. Parvažiavęs nuraminau vargšą nusiminusi valstietį. Pone Albertai, kaip ir sakiau, situacija kontroliuojama. Eikite ramiai miegoti, o ryte jūsų arklys jau bus namuose. Tai pasakęs ir pats nupėdinau į Viktorijos Stasiūnienės namus. Ten buvau išsinuomavęs kambarį. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Kai bičių šeima smarkiai išauga, nebetelpa viename name avilyje ir gimsta nauja motinėlė, tai būna, kad viena iš motinėlių ima ir išskrenda iš avilio, o kartu su ja nemažas būrys bičių darbininkių. Jos seka paskui motinėlę. Kur motinėlė nutupia, ten ir susirenka bitės darbininkės. Pavyzdžiui, netoli avilio ant kokios medžio šakos susiformuoja bičių spiečius ir kurį laiką ten kabo lyg koks maišas. Neilgai ten pakabėjęs, bičių spiečius pakyla į orą ir skrenda tolyn, ieškoti naujų namų. Bitininkas dažnai kur medyje įtaiso spiečių gaudyklę, laikiną namelį su landa. Jeigu praskrendančiam bičių spiečiui, o tiksliau bičių motinėliai namelis patinka, nauja bičių šeima ten įsikuria. O bitininkas nukėlęs gaudyklę nuo medžio, bites perkelia į naują nuolatinį būstą – avilį.
Bitės ten ima lipdyti korius. Kaip jos tuos korius lipdo, dabar aš jums ir papasakosiu. O vėliau susitiksime virtuvėje, kulinarinių pamokėlių skyrelyje. Vašką koriams lipdyti gamina liaukos, esančios ant bičių darbininkių pilvelio. Šešiakampio formos akelės reikalingos ne tik medui laikyti, bet ir naujoms bitėms auginti, o taip pat bičių duoneliai saugoti. O kas yra ta bičių duonelė? Tai žiedadulkės, kurias ant kojelių bitės atneša į avilį. Jie sutrombuoja į korio akeles, o viršų užpila medumi ir akeles užlipdo vašku. Tokį mišinį palieka subręsti. Veikiant įvairiems mikroorganizmams, fermentams, esant dideliai drėgmei ir 34–36 laipsnių šilumai, maždaug per 2 savaitės iš to mišinio susiformuoja bičių duonelė. Bitėms tai maisto medžiagų saugykla ir pagrindinis baltymų, riebalų, angliavandenių, mikroelementų ir vitaminų šaltinis. Tūkstančius metų žmonės stebėjosi bičių korio sandarą. Kiekviena korio akelė yra tobulo šešiakampio formos, o jos 6 plonytės vaškinės sienelės suteikia tvirtumo visai korio struktūrai. Prieš 1600 metų graikų mokslininkas Papus rašė: dėl kažkokios geometrinės nuovokos bitė žino, kad šešiakampės akelės yra geriau nei trikampės ar stačiakampės ir juose telpa daugiau medaus, sunaudojant tiek pat statybinės medžiagos. Evoliucijos teorijos kūrėjui Čarlzui Darvinui bičių korys atrodė esąs absoliučiai tobulas darbo ir vaško ekonomijos pavyzdys. Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, kad korio akelės iš pradžių būna ne šešiakampės, o apskritos. Šešiakampėmis jos tampa palaipsniui, tolygiai pasiskirstant vaškui, kurį bitės darbininkės sušildo iki tirpimo temperatūros. Greitai besidarbuodamos bitės lipdo akeles, išsirikiavusios eilėmis viena šalia kitos iš priešingų korio pusių. Bičių darbininkių skleidžiama šiluma ir vaško fizinės savybės atlieka visą kitą. Akelių jungimosi vietoje paviršiaus tempimo jėga vašką priverčia išsitempti ir akelės tampa šešiakampėmis. Bitės darbininkės turi geluonį su nuodų gaminimo aparatu. Jeigu pažiūrėtume per mikroskopą, tai pamatytume, kad geluonis yra tarsi žeberklas su atgal užlenktomis užkarpomis, dantukais. Tokius dantukus ant geluonės turi tik naminės bitės. Todėl įgėlusi žmogui ar kokiam kitam žinduoliui, bitė geluonės nebegali ištraukti. Jis užstringa priešo kūne ir išsirauna iš bitės kūno su visu žarnynu. Todėl bitė, netekusi geluonės, žūsta. Taigi naminė bitė gali gelti tik vieną kartą. Naminės bitės, esančios toli nuo avilio, renkančios nektarą ir žiedadulkes, paprastai gelia tik užmintos koja ar pagautos suspaustos ranka. Pačios priešą puola ir gelia tik tuomet, kai suvokia grėsmę savo namams. Gustavo enciklopedijoje nepaprasti sakmių medžiotojo Danieliaus Normanto nuotykiai. O mane pažadino Viktorijos Stasiūninės gaidžio giedojimas. Stryktelėjau iš lovos, apsirengiau ir nuskubėjau į Alberto Balaišio ūkį. O ten jau būriavosi garbingi įvairių mokslų Vilniaus universiteto profesoriai. Vienas jų kalbėjosi su šeimininku Albertu Balaišiu. Pone Balaiši, nesijaudinkite, jūsų augintinis netrukus pasirodys. Džiugu, kad išauginote, išauklėjote tokį protingą arklį. Jūsų arklys Baltramiejus lankė mūsų universiteto paskaitas, fizikos, mechanikos, inžinerijos kursus, naktinius kursus, nes dieną turėjo dirbti tamstos ūkyje, arti laukus. Baltramiejus apdovanotas neįtikėtinais gabumais ir šiandien mums visiems parodys, kaip panaudojo teorinės žinias praktikoje.
Pone profesoriau, ką jūs čia dabar kalbate? Baltramiejus tai mano arklys. Suprantate, ką noriu pasakyti? Arklys, tiesiog arklys. Jo darbas arti laukus bei tampyti vežimus. Šieną, runkelius į daržinę suvežti, pakinkytas į karietaitę, mane ir mano šeimą į bažnyčią, į turgų nuvežti. Žinot, ponė profesoriau, aš tik pradinę mokyklą baigiau. Skaityti, rašyti, skaičiuoti išmokau. Šito man pakanka. O aukštų materijų, filosofijos, fizikos, inžinerijos ant duonos neužtepsi, miltų duonai bei blynams neprimalsi. Pone Balaišį, jūs neteisus. Pasižiūrėkite, ana va ten. Aš pats negaliu patikėti savo akimis. Kokia čia transporto priemonė juda keliu į jūsų kiemą? Šeimininkė, ponia Albertai, štai jums mano mokslo rezultatas. Va kaip reikia arti laukus, metaliniu arkliuku su vidaus degimo varikliu. Dabar galėsite ir be mano pagalbos savo laukuose 9 derlius per metus užauginti. Te gyvuoja mokslas, universitetas ir mokslininkai. Valio! Tai štai kokią istoriją traukinyje man papasakojo seklys Šermanas Holmsas. Tai labai pamokanti istorija, ponė Triuši Padabadumai. Arklys ilgą laiką prakaituodamas, vargdamas arė laukus, bet mokslo pasiekimai, atradimai, naujos technologijos palengvino ir arklio, ir žmogaus gyvenimą. Pone Danieliau, aš supratau šios istorijos, taip sakant, moralą. Padaras, kuris gali sukurti, pavyzdžiui, vidaus degimo variklį, sukonstruoti traktorių, kosminį orlaivį, neturėtų gaišti laiko sveikatos tempdamas paskui save arklą. Duokit kelią talentams, kurie nuties kelią į šviesią ateitį. Mieli Gustavo enciklopedijos žiūrovai bei radio stoties Benbenas klausytojai, likite sveiki, laimingi ir iki kitų naujų susitikimų. Mėly bičiuliai, pusryčiams aš labai mėgstu valgyti įvairias košes. Pavyzdžiui, avižinių dribsnių, grikių, ryžių, o šiandien išsivirsime manų kruopų košę su įvairiais gardžiais priedais. Aš turiu 0,5 litro pieno, 3/4 stiklinės manų kruopų, reikės kelių šaukštų obuolių tyrės ir nedideliais gabalėliais supjaustytų, konservuotų įvairių vaisių, abrikosų, persikų, kriaušių, vynuogių. Dabar į šį puodelį supilsiu pieną ir tuomet lauksime, kol pienas užvirs. Taip, viryklė įjungta, žiūrim. O, jau viskas verda, sumažinu ugnelę ir iš karto į puodą pradėsiu pilti manų kruopas ir viską maišysiu šaukštu, kad manų kruopos nepavirstų tokiais kamuoliukais, gurboliukais. Maišom. Manų kruopos greitai išvirs, išbrinks. Verdant manų košę reikia būti labai akylam, visą laiką maišyti, kad košė neprisviltų. Oi, pamiršau, čia reikia įberti žiupsnelį druskos ir žiupsnelį cukraus. Įdėsiu porą šaukštų obuolių tyrelės, košė bus gardesnė. Pamaišom. Taip, viskas. Nuimu puodą nuo viryklės, uždengiu dangtį. Palaukite minutėlę, trumpa pertraukėlė, o tuomet košę, manų košę su konservuotais vaisiais ragausime. Mėly bičiuliai, manų košė jau išvirta. Dabar jos šiek tiek įsikrėsiu į dubenėlį, pagardinsiu konservuotais vaisiais ir tuomet ragausime. Smulkintų konservuotų vaisių. Gana. Kągi, jau ragauju.
Koks nuostabus derinys. Kaip tinka konservuoti vaisiai. Persikai. Vynuogės kriaušės. Na. O. Oi. Mieli Gustavo enciklopedijos žiūrovai, ši laida jau baigėsi. Priminsiu, kad visas programas vaikams jums patogiu metu galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Likite sveiki, susitiksime lygiai po savaitės kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo.